Gruodžio 2 diena. Prarastas paštas. Iki kalėdų liko 23 dienos. Gruodžio 2 kalėdų miestelyje išaušo giedra ir darbinga, tačiau šiek tiek triukšmingesnė nei visos kitos įprastos metų dienos. Edis džiaugsmingai dalino elfams naujutėlaitį laikraštį, didžiuodamasis jame aprašytą vakarykštę kalendoriaus lapelio dingimo istoriją, kurią iliustravo spalvingomis nuotraukomis ir papildė asmeniniais pastebėjimais. Dinderis, įsikniaubęs į pūkinę pagalvę, ramiai sapnavo sapną apie didvyrius ir jų šlovės žygius. Saldumynų gamyklėlėje Karamelė kruopščiai gamino raudonai baltus saldainius, lazdeles, rūpestingai dėliodama juos ant baltas staltiesėlę užtiestos lentynos, bei ant plonų ilgų pagaliukų sukdama spalvotus ledinukus, kurie priminė susiraičiusių vaivorykštinių sraigių blynus. Kai diena įsibėgėjo, plačiai atsivėrė centrinio, pačiame miestelio aikštės viduryje stūksančio puošniausio namelio įėjimas. Ir tarpduryje pasirodė jis, visų vaikų labiausiai mylimas ir nekantriai laukiamas žmogus – Kalėdų senelis. Labą dieną, mano mažieji pagalbininkai, jis maloniai tarė storu balsu. Senelis mūvėjo raudonas plačias kelnes, kurias prilaikė tamprios petnešos, klešnių apačią juosė platus baltas kailis, avėjo juodus tvirtus batus aukštais aulais, kuriuos puošė geltono metalo sagtys, jo galvą dengė šilta raudona trikampė kepurė, panaši į mažųjų elfų kepures. Ji buvo papuošta dideliu pūkuotu bumbulu ir apjuosta baltu kailiuku. Būdamas namuose, senelis švarko paprastai nevilkėdavo, o pasilikdavo jį tik ypatingoms progoms ir kelionėms. Kartais vakarais, kai lauke išdykėliškai dūkdavo pūga, jis apsisiausdavo storu raudonu chalatu, jaukiai įsitaisęs savame krėsle, stebėdavo kaitrią spraksinčią židinio ugnį ir gerdavo šiltą pieną, užkąsdamas imbieriniais sausainiais, kurių jam parūpindavo Karamelė. Senelis mėgdavo glostyti savo ilgą, banguotą, kelius siekiančią baltą vešlią barzdą ir pirštu kartas nuo karto pasitaisydavo nuolatos žemyn slystančius, nosį balnojančius akinius juodais rėmeliais ir storais stiklais. Labą dieną, seneli! Choru visi vienu metu mandagiai pasisveikino susirinkę elfai. Kokia puiki ir darbinga žiemos diena mūsų miestelyje! Senelis apėjo ratu ir paglostė kiekvieną darbštųjį miestelio gyventoją. Nė vieno neaplenkė ir nepamiršo paskatinti bei pagirti. Net priėjęs prie tingiojo dinderio namelio palingavo galvą ir pūstelėjęs į langą šilto garo pirštu išraitė žvaigždelės formos piešinėlį, taip palinkėdamas jam saldžių sapnų. Kai visus padėjėjus apdovanojo dėmesiu, akimirką senelio veide šmėkštelėjo liūdesio pėdsakas. Ar nematėte brūkšniuko? Paklausė sunerimęs senelis. Jau gruodis, o aš negavau dar nė vieno laiško. Paprastai vaikų rašiniai mane pasiekia lapkričio pabaigoje, o kiti atkeliauja ir dar anksčiau. Atėjo metas įvertinti gerus ir blogus praėjusių metų darbelius, susipažinti su pasiekimais ir sudėlioti visų pageidavimus, o ir parašyti laiškus mažiesiems turiu suspėti iki kalėdų. Kurgi tas mano stropusis padėjėjas? Ir tikrai visi elfai sunerimo. Kas matėte brūkšniuką? Nei šį rytą, nei vakar vakare, kada Jonas Augustinas skaitė vakaro pasakaitę, nei kruopščiai vykdomų dingusio kalendoriaus lapelio paieškų metu brūkšniuko niekas neregėjo. Užvakar brūkšniukas iškeliavo į centrinį šiaurės paštą, nešinas didžiuliu laiškų maišu. Sausakimšai prisikrovęs pilną nešulį spalvotų, įvairiais piešinėliais primargintų raštelių, sunkiai tempė jį miško takeliais. Puškavo įkalnėmis, pavėjui slydo nuo kalnų, kaskart sustodamas pailsėti ties didesniu takelio posūkiu. Slystant vingiuotų stataus kalno šlaitu, brūkšniuko šalikas apsivyniojo ir užsikabino už dviejų, tarsi visai ne vietoje augančių pušaičių šakų. Mažojo elfo kojos susipynė, pakilo į orą ir aplinkui tarsi šventinis daugiaspalvis konfeti per kaukių karnavalą pabiro vaikų laiškai, adresuoti Kalėdų seneliui.
Mažasis senelio padėjėjas apstulbo ir išsigandęs ėmė greitai tarsi rudens grybus rinkti išsibarsčiusius vaikų laiškus atgal į maišą. Surinkęs didžiąją dalį, prisėdo, nusišluostė prakaitą ir šiek tiek atsikvėpė. Gal būtų brūkšniuko negandos tuo ir pasibaigę, jei nepašėlęs šiaurės vėjas. Kelis kartus smarkiau pūstelėjęs, jis įsuko patį mažiausią, lengviausią, tačiau labiausiai spalvotais mažais piešinėliais išmargintą laiškelį į šalto sūkurio vidurį ir nuskraidino jį virš aukštų eglaičių viršūnių, tolyn į miško gilumą. Brūkšniukas leidosi pavymui ieškoti paklydusio laiškelio. Šiaurės ašigalyje, Kalėdų mieste, negali būti prarasta ar pamiršta nė viena, net pati mažiausia iš tolimiausio kampelio atsiųsta mažylio žinutė. Tai būtų didelis Kalėdų nusikaltimas ir nusižengimas pagrindinėms elfų taisyklėms. Brūkšniukas nepamiršo savo įsipareigojimų ir kruopščiai vykdė jam paskirtas pareigas. Elfas brido per pusnis, kliuvo už šakų, griuvo ir kėlėsi, tačiau pamesto laiškelio niekur nebuvo matyti. Nunarinęs galvą mintise jau repetavo pasiteisinimo kalbą seneliui. Ką reikės pasakyti, kaip išpirkti savo kaltę, kaip pateisinti duotą elfo žodį, kaip surasti laišką siuntusi vaiką ir išpildyti jo pageidavimus. Svarstymai vijo vienas kitą, sukosi elfo mintyse, tačiau atsakymo brūkšniukas niekaip nerado. 2 dienas ir naktis klaidžiojo mažasis po neaprėpiamą šiaurės mišką, kol galiausiai išalkęs ir išsekęs atsirėmė į sutrūnėjusį kelmą ir užsnūdo. Brūkšniukas sapnavo keistą sapną, tarytum bėga tekinas Kalėdų miestelio varveklio gatvele, o jam sustoja, ploja visi aplinkinių namelių gyventojai. Tolumoje mato senelį ištiesusi rankas, džiaugsmingai jį sveikinantį ir laukiantį, kada galės stipriai apkabinti. Štai regi Edį su fotoaparatu, kurianti naujo laikraščio straipsnio antraštę. Karamelę nešinę įvairiais gardumynais, Lori numezgusi jam naują, šiltą, purų, mėlynų ir geltonų siūlų šaliką su didelėmis pynėmis ir kutais. Šypsojosi brūkšniukas ir šildėsi šlovės spinduliuose. Džiaugiasi vėl išvydęs draugus, kai staiga nuo palinkusios virš jo šakos su dideliu griausmu nudribo didžiulė sniego nuošliauža ir trenkėsi į senąjį kelmą. Šlumšt! Brūkšniukas net pašoko. Miškas sukosi ratu, akyse žaižaravo, o ausyse spengė. Elfas neturėjo jokios nuovokos, kiek valandų jis praleido miegodamas. Pasirąžęs žiūri ir netiki savo akimis. Tolumoje, proskinoje, tarp 2 gigantiškų sniego pusnių, ant nuvirtusios pušies, lyg mažas lapelis, guli pamestas spalvingas laiškas. Akimirksniu atsitokėjęs, netverdamas džiaugsmu, mažylis griebė sunkų į maišą ir šoko bėgti link pamesto laiško. Sugavęs nenaudėlį, brūkšniukas įgavęs naują kvėpavimą, švilpaudamas, pasileido miško takeliu link namų. Vos tik priėjo Kalėdų miesto vartus, brūkšniuką apsupo susirūpinusių miestelėnų būrys. Draugai jį sveikino, ilgesingai bučiavo, vaišino, šildė ir nesiliovė klausinėti, kur šis buvo taip ilgai prapuolęs. Mažajam elfui pasirodė, kad miške regėtas jo sapnas pavirto malone tikrove. Ar buvai sutikęs vilką? Teiravosi 365. Ar miške gyvena baltoji meška? Klausinėjo Edis. Ką tu valgyk ir kur miegojai? Smalsavo Karamelė. Ar pasiilgai namų? Šelmiškai šypsojosi Bimolis. Brūkšniukas pergalingai pasakojo savo nuotykius, kaip įveikė visus kelionės vingius, pramynė takus ir takelius, keliavo įkalnėmis ir nuokalnėmis, nesikuklindamas jis pabrėžė, o kartais ir perdėtai sureikšmindavo savo ištvermę, kaip gaudė pagrindinį, mažiausiai spalvotą laiškelį, skirtą Kalėdų seneliui. Ta vakarą Jonui Augustinui neprireikė skaityti pasakos. Dar ilgai Kalėdų miestelyje netilo kalbos ir klegesys. Niekas nenorėjo anksti gultis ir užmigti, kol neišgirdo jaudinančio brūkšniuko pasakojimo apie pergalingą išlikimą šiaurės ašigalio miške, gaudant vėjyje besiplaikstantį pamestą laišką. Mažųjų elfų sąmyšis nurimo tik paryčiui.
kada 365 pareigingai kalendoriuje pažymėjo naują, daug nuotykių žadančią žiemos dieną.